Labas. Einant kamino kyla daug visokiausių minčių, apmąstymų, savistabos, lengviau save yra stebėti, situacijas, kaip reaguoju, kokios mintis, tos mintis kokius jausmus sukelia. Ir vieną iš situacijų labai noriu pasidalinti. Čia buvo viena iš situacijų, bet ją dabar noriu išdidinti ir gal tu, kuris klausai, kažkur atpažinsi save ir pamėginsi išbūti su tuo. Tai einant kamino tenka kartais daryti pasirinkimus, kuriuo keliu pasukti. Ir ypač jeigu yra didžiulis nuovargis, o dar daug kilometrų liko, tai ne tuos kelis šimtus metrų atrodo sutrumpinti yra kad ir tuos kelis šimtus metrų sutrumpinti verta pasukti kartais kitų kelių atrodo. Ir vakar pasiūliau būtent pasukti kitų kelių, nes man pasirodė, kad gal net ir daugiau sutaupysim. O ten tam kely, žodžiu, praleidom vieną posūkį, nes jis ir nebuvo jau normalus kelias, ten buvo paaugęs kelias, tą, kurį mums rodėsi, toksai kaip ir neegzistuojantis yra. Ir ten važiavo daug traktorių, žodžiu, traktorių kely buvom, daug dulkių, labai nepatogu, labai nemalonu eiti. Ir rezultate gavosi gal net ir kokių 100 metrų daugiau. Aišku, čia nieko tokio. Ir gal ne apie tai, ne apie tą patį ėjimą, nieko čia nenutiko, bet apie tą tokį vidinį jausmą pajutau, kad aš pasiūliau kažkokį tai kelią, kuris rezultate gavosi prastesnis. Ir toks kalties biškį jausmas, savigrauža. Ir taip norisi, kad tas kitas žmogus tave išteisintų. Pasakytų, ne, baigtų, viskas gerai, čia geras sprendimas yra. Ir norisi kalbėti, gauti patvirtinimo, kaip klausyk, žiūrėk, bet gal ten, jeigu būtų namie, būtų tai. O čia turim pavėsį, pavyzdžiui, ieškai būdų pritempti, kuo ta situacija yra naudinga, gera. Ir, einu dabar pro karvę, tuoj, tikiuosi, jinai draugiško, tuoj parodysiu. Draugiška. Tai va, ir dabar apie tą norą, kad kitas padėtų išjausti tą kaltę arba išpirkti, išteisinti. Ir kažkaip pastebėjau šitą mintį, šitą jausmą, šitą įprotį. Ir čia toks jau kolektyvinis yra, čia ne tai, kad Simona. Tikrai tikiu, ir žinau, kad ir per konsultaciją su žmonėmis labai daug tos kalties jausmo, kai norime pasidalinti su antra puse, su darbdaviu, kai kažko prisidirbam, arba gynyba, arba puolimas, ane, būna kartais strategijos, arba va toks, kažkaip bandymas pritempti, kodėl galbūt čia yra geriau. Vietoj to, kad, kas nutinka, vietoj to, kad sutikti tiesiog pajausti tuos nemalonius pojūčius, kad susifeilinai. Tas susifeilinai čia irgi, kas šitos klaidos, protas čia sukuria klaidas, ir ką, nuėjom ten gal 100 kilometrų toliau, ir kas, traktoriai padarė mus pilkus, ir kas. Žodžiu, kas čia tokio visam kontekste, kas čia tokio nutiko? Nieko nenutiko. Bet
Bet dažniausiai tie jausmai viduj, kurių mes nenorim, su kuriais nenorim išbūti, kartais nemalonu, jie spaudžia krūtinę, spaudžia pilvą. Ir taip norisi pasidalinti su kažkuo. Taip norisi pasidalinti. Tai va, tai taip ir pabėgam nuo jausmų. Ir ką aš padariau tada sąmoningai, ir ne tik toj situacijai, visur save sustabdydavau, kad kai noriu, kad man pritartų mano sprendimui, nors pati jaučiu, kad ne visai galbūt tą sprendimą, nelabai patinka pasiekmes, pavadinkim, to sprendimo. Ir kai nepatinka to sprendimo pasiekmes, taip norisi, kad kažkas pasakytų, maladies, viskas gerai su to sprendimu, atsipalaiduok. Tarsi, nu gerai, tada galiu atsipalaiduoti. O kad patys savo, ar gebam, galim duoti tą leidimą ir išbūti su tuo feilu. Tiesiog su pasiekmėm. Čia net ne feilas, čia tiesiog pasiekmes, kurios netokios, kokių tikėjais ir netokios malonios. Ir išbūti su tais pojūčiais kūne ir iš esmės pirmiausia atleisti savo. Tiesiog atleisti savo. Pastebėti tą faktą, kai norim kito pritarimo ir grįžti save visų dėmesiu į pojūčius. Tai va. Tai ir šitas stebėjimas savęs, tai yra įgūdis, kurį turime ugdyti, kitaip jisai savaime ir nesiranda. Savistaba yra įgūdis, kurį tenka ugdyti. Ir kai man su manim pasidalina, kad jo, bandžiau save stebėti, man nesigauna, aš vis tiek puolu į kažkokias tai emocijas. Tai normalu, tiesiog tai reikia ugdyti ir viskas. Po truputį. Ir tos savistabos įgūdžius mes ugdysime ir paskutinį spalio savaitgalį stovykloje 3 dienų. Galvoju, prie to paties pakviesiu. Tai bus tylos stovykla, bet tylos, ne tokia, kur atvažiuoju, tik padedu telefoną ir žodžiu, tiesiog užduotis tylėti, ar ne? Gal kažkokios ten paskaitos, praktikos. Kas yra nuostabu. Tiesiog tai bus kitoks formatas. Mes esame su kolegė Zita paruošusios vis tiek programą, kai bus užduotis, ką konkrečiai stebėti, kokius įsitikinimus stebėsim, kokie įsitikinimai, tarkim, jaučiasi kūne ir kaip jie jaučiasi. Situacijos, kurios gyvenime nėra dar paleistos, atpalaiduotos, su jomis išbūsime kūne. Ir tai bus maždaug tos praktikos, taip įsivaizduojam. Viena gali praktika trukti iki valandos, daugiau. Taip pat pasiūlysim, kadangi renkam tik 12 moterų, bet ir dėl to ir renkam tik 12 moterų, kad galėtumėm pasiūlyti ir asmeninės sesijas, padėti atsakyti, nežinau, praeiti galbūt asmeninę kažkokią tai situaciją. Tai va. Ir kaip verta iš tikrųjų ugdyti šitą įprotį. Nes prieš rašant šitą video aš atsiminiau, kad aš norėjau rašyti video apie kaltės jausmą ir kaip mes norim, kad kažkas mus išteisintų, tarsi pasakydami viskas gerai, kad geriau jaustumėmės, vietoj to, kad patys savo atleistumėm, patys išbūtumėm su tais jausmais, išjudėtumėm, tą energiją išjudintumėm, susigrąžintumėm tą galią iš kitų į save atpalaiduoti. Ir aš prisiminiau, kad aš norėjau šitą video įrašyti kažkokį va tokį, bet negalėjau atsiminti jų situacijų. O kodėl? Todėl, kai atpalaiduojam kūne jausmus, tos istorijos nebetenka tokio didelio svorio. Jos tiesiog yra kaip prisiminimas, bet pojūčių kūne nebėra. Tai va, ir jeigu prisimenam kažkokias situacijas, kurios dar skauda, jaučiasi kūne, vadinasi, ten nėra atpalaiduota, nėra išbūta. O tokių mes tikrai esam prikaupę daug ir prikaupsim. Ir čia, kaip sakant, kasdienė higiena yra ugdyti šitą įprotį stebėti save. Tai mes šitą erdvę ir kuriam, 12 moterų, labai
kviečiu. Ir pats renginys yra tiek ant mano sienos, tyla su savimi eventas, tiek įdėsiu į komentarus nuorodą. Tai va, na ką, ir dar parodysiu, kokie čia vaizdai nerealūs. Ai, nesimato taip. Nesimato taip. Ai, čia jau kalnas užstoja. Amazing. Amazing. Kamino primityvo kelias yra nuostabus. Iki.